Labas rytas, šiandien trečiadienis ir jūs įleisite kartu su manimi. Ir dabar važiuojam pirmiausiai į vieną parduotuvę, tai yra tiesiog mėsos parduotuvė, galbūt nieko įdomaus, bet kartais reikia ir tokius dalykus padaryti. O paskui žiūrėsim, nežinau, ar tik ten, ar dar kažkur po to važiuosim. Palikome maistą namuose ir dabar važiuojam pavalgyti. Radom netoliese mūsų tokio kaip italų restoraniuką, kavinę ir bent internete atrodo visai skaniai ir gražiai. Tai va, dabar važiuosim ten valgyti ir paskui bus matyti. Žiūrim, ką užsisakyti ir radau labai įdomią pastą. Tai yra štai šita, yra su razinomis ir graikiniais riešutais. Niekad nesu jokios tokios pastos valgius, tai galvoju šitą užsakyti, nes buvau tarp šitos ir tarp raviolių su sūriu. Bet žinokit, rizikuosiu ir tikiuosi, kad bus skanu, kad nebus labai kažkoks keistas patiekalas. Čia mūsų pats pirmas maistas, užsisakėm košinės. Maybe what is inside? Chicken? Chicken with cream. Tai va, čia yra vištienas su cream, tai turbūt kremu, nežinau. Dėl to paragausim. Tai čia tokie, ale tie vadinami starteriai, o paskui turi ateiti mūsų pasta. Ir ką, tie pagrindinis maistas. Tai čia yra lėkštė, kurią aš užsisakiau, kaip sakiau, su graikiniais riešutais ir razinomis. To paragausim, pažiūrėsim ar skanu. Ir čia yra raviolių su sūriu. Nu ir aišku, paskutinis užbaigimas maisto, tai yra desertas. Aš valgau štai tokį šokoladinį tortą. Čia vyras valgo, baby, which one is it? Crispy ice cream. Vadinasi crispy ice cream. Sakė per saldu, bet aš to paragausiu. Žinokit, persivalgiam ir dabar einam truputį pasivaikščiot, kol dar nespėjo sutemti, kad išvaikščioti bent truputėlį maisto, nes dabar tai žinokit mano pilvas kaip balionas. Čia visą laiką taip nevalgau visą dieną, o paskui per vieną kartą prisivalgau už visus 3 dienos patiekalus. Greit aš bėgau vieną parduotuvę pasidaryti. Čia vadinasi CNC Construction, jeigu neklysiu. Tai yra kažkas panašaus kaip Lietuvoje senukai. Klausykit, taip ilgai užsibuvom viduj, kad lauke nespėjo sutemti. Prabuvom gal virš geros valandos. Bet tiesiog su konsultante kalbėjom, klausim kelių klausimų ir dabar dar užeisim trumpam į prekybos centrą, kadangi čia yra tik perėjus per gatvę, šiek tiek prastumti laiką, nes šiuo metu važiuoti namo tai iš tikrųjų yra beviltiška, dabar yra apie 6 vakaro ir dabar yra pats piko metas. Ir patikėkit manim, kai pavyzdžiui kokiam Vilniui, kad sako, va, papuoliau į piko metą į trafiką kamščius, tai palyginus su San Paulo tai yra visiškai nieko. Čia jau kaip pastringi, tai žinokit pastringi. Tai kaip ir sakiau, dabar reikia šiek tiek prastumti laiko ir tada galėsim jau važiuoti namo. Ir beje, tikiuosi, kad jums kažkas matosi, nes kaip žinot, mano kamera nėra pati nuostabiausia filmuotoja nakties metu. Scheiße, dai, por qué?
Labas rytas visiems, šiandien antra diena ir aš toliau tęsiu savo vlogą. Na ką, palikom mūsų mokytą namuose ir dabar eisim pavalgyti. Mano pasakė tokį restoraniuką visai netoli jos namų, kur yra labai skanus beef parmegiana, tai turbūt jautienos parmegiana taip ir vadinasi, kada būna jautienas su sūriu ir su pomidorų padažu. Tai va, einam ieškoti tos vietos ir tikiuosi, kad yra tikrai taip skanu, kaip ir sakė, o jeigu niekas nepasikeis, paskui turėtume susitikti dar su vienu draugu. Ok, aš jums parodysiu dydį porcijos. Čia skaitosi, užsisakiau maisto vienam žmogui. Čia vien tik tais yra jautienas su sūriu ir pomidorų padažu. Pasižiūrėkit, kokio dydžio. Ir čia skaitosi garnyras, bulvytės ir ryžiai. Čia iš tikrųjų laisvai gali 2 žmonės pavalgyti. Tai pasižiūrėsim, kiek aš įstengsiu šiandien įveikti. Ir geriu natūralias apelsinų sultis. Iš tikrųjų, nežinau, ar minėjau ar neminėjau, bet vienas dalykas čia yra fantastiškas. Tai yra natūralios sultis, kurių čia gali gauti ant kiekvieno kampo, bet kuriam bariuke ar kaviniai ir praktiškai visur yra labai pigios. Man kitaip ir gavosi, kad esu valgiau pusę porcijos, o dabar atvažiavom jau susitikti su mūsų draugu. Mes šiek tiek per anksti, tai truputėlį pavaikščiosim aplinkui, kaip man, kad esame vienam iš prekybos centrų, šitom dar nesam buvę, tai tiesiog prastumsim laiką ir apsidarysim aplinkui, kas kur gero. E mais não colocava nem mais táxi. Agora mais não podemos mais. Foi muito. Na ką, mano paskutinis prisijungimas, dar žinokit, buvom užbėgę į tokį kaip ir alaus bariuką, bet tiesą pasakius, taip jums ir nepafilmavau, tai jau ant manęs nepykit, nes šiandien nesinešiau rankinuko, tai turėjau tiesiog visą laiką kamerą rankoj ir paskui paprašiau, kad vyras įsidėtų į kišenę, nu ir taip ir liko, taip ir net neatsiminiau. Bet galvoju, dar greitai parodysiu vieną tokį įdomų daiktą nusipirkau. Čia labai iš tikrųjų populiaru, kada sėdi bariukose lauke, kai staliukai būna tiesiog ant šaligatvio sudėti. Tai žmonės ateina visokius rankdarbius, visokius daiktus, dalykus vakare pardavinėti. Tai šiandien atėjo prie mūsų toksai žmogus ir pardavinėjo rankų darbo, kaip jeigu teisingai vadina, tai yra mandalos. Nelabai aš žinau visos istorijos, kaip viskas yra, bet žodžiu, mandala tai yra pagal feng shui, kuri atneša sėkmę, laimę, dar kažką, kaip sakiau, tikrai nežinau visos istorijos, tiesiog taip abstrakčiai, ką jisai pasakė, tai tiesiog nusipirkau štai tokį daiktą. Čia, matot, tiesą pasakius, tai žinokit, aš tokiais dalykais netikiu, žinokit, nemeluosiu, bet iš tikrųjų labai malonus žmogus buvo, ilgai su mumis plepėjo, kalbėjo, tai kažkaip galvoju tiesiog bent kažkokį gražų daiktelį nusipirksiu. Tai va, tai kaip matot, štai tokį dabar turiu pas mane kabantį kambaryje, tai norėjau jį parodyti ir dar užbaigimui noriu papasakoti istoriją dėl savo gelių nagams. Jeigu pamenat, aš savo liktai užpraeitam vlogę rodžiau, kad iš puslapio ndid.com užsisakinėjau gelius. Ir jau esu minėjus, kad iš ten užsisakinėjau ne pirmą kartą, kai Lietuvoje buvau, tai aš visą laiką iš ten gelius ir sakydavosi, jų pagrindinis ofisas, pagrindinis fabrikas yra Vokietijoje. Tai Europoje dėl atvežimo, persiuntimo nėra jokių problemų. O kas man nutiko?
atsimenat, aš jums sakiau, kad aš užsakinėju ir dar sakiau, kad labai brangus siuntimas, kem 9 eurų ir taip toliau. Ir, žodžiu, padariau aš visą užsakymą, viską ir užsakiau, apmokėjau, nuo banko nuskaičiavo tiek, kiek buvo ir gavau tą, kaip ir e-mailą, kad, žodžiu, jūsų order confirmed, kad, žodžiu, viskas yra patvirtinta, užsakymas yra gautas ir taip toliau. Ir vis tikrinu aš tą puslapį, savo akauntą ir man vis rodo, kad neišsiųsta, praėjo savaitę laiko, nu galvoju, kaip dabar čia taip savaitę laiko nubūna, kad užtrunka kelias dienas, bet kažkaip, man kažkaip per ilgai. Tai aš galvoju, reikia jam parašyti. Parašiau aš jam e-mailą ir įsivaizduokit, man jie atrašė maždaug po taip 2 dienų, jeigu aš neklystu, kad, žodžiu, jie man negali išsiųsti visų prekių, negali išsiųsti skysčio nagų gelio perteklių nuvalyti, kada padarai visus nagus, paskui negali bazės tos primerio išsiųsti, paskui negali top coat išsiųsti, dar ten kelių dalykų, žodžiu, visų šitų pagrindinių dalykų, ko realiai man reikia. Aš tų spalvotų gelių ar kažkokių dekoracijų galiu čia susirasti, kur nusipirkti. Man reikėjo visų pagrindinių va šitų base coat, top coat, building gel ir taip toliau. Tai, žodžiu, visų šitų dalykų negali išsiųsti, nes tipo nuo kovo vidurio, kad negali jie siūsti būtent iš Vokietijos į Braziliją. Atseit pasikeitė kažkokie įstatymai ir taip toliau. Tai aš jiem parašiau, tai tokiu atveju sakau, atšaukit, koks man pointas užsisakyti krūvą kažkokių spalvotų gelių, kad aš neturiu pagrindų ir negalėsiu vis tiek nagų pasidaryti. Tai, žodžiu, atšaukiu visą užsakymą, dabar laukiu, kada pareis pinigai atgal. Neparašė kada, nes paklausiau, kiek laiko užtruks, tai parašė as soon as possible. Tai ko gero čia užtruks porą savaičių, kažkaip, žinokit, tokią nuojautą turiu. Tai pirmas dalykas, tai iš tikrųjų labai nuvylė šitas puslapis, nes apskritai aš galvoju, kada padarai užsakymą ir kada jau turėtum kaip ir užbaigti tą užsakymą, apmokėti, turėtų rašyti, kad tarkim šito ir šito produkto mes negalim siųsti į jūsų šalį. Tai turėtų būti pirmas dalykas, o ne taip, kad nuskaičiavo pinigus, užsakymas padarytas, savaitė laiko praėjo, pinigai paimti, niekas neišsiųsta ir man netgi niekas neįstengė parašyti. Turėjau pati ieškoti ir rašyti, tai iš tikrųjų labai nuvylė, nes tiesą pasakius, apie šitą puslapį, žinokit, labai buvau puikios nuomonės, nes tikrai ir geliai labai geri ir visiškai nebrangus ir visą laiką greitai atsiųsdavo. Žodžiu, tikrai buvo labai super ir labai buvo geros nuomonės. Tai tiesą pasakius, dabar ta nuomonė taip maždaug nuo čia iki čia nukrito. Tai tiesą pasakius labai nusivylimas ir iš tikrųjų labai gaila, nes aš dabar nežinau, ką daryti. Tai aš dabar bandysiu susirasti čia. Aš aną dieną žiūrinėjausi internete, aš kaip jums ir sakiau, čia geliai yra daug brangesni. Bet ką padarysi? Tiesiog pirksiu mažiau, nusipirksiu tuos visus pagrindus ir tada spalvotus gelius, nežinau, bandysiu arba čia ieškoti, arba galbūt iš kiniečių siųstis. Kažkada aš esu iš kiniečių siuntusis. Iš AliExpress, jeigu neklystu, kur būna tie tokie, nežinau, 2-4, 3-6 spalvos, tos tokios. Tai iš tikrųjų labai neblogi geliai ir žinau, kad atrodo, kinietiškas daiktas bus blogas, bet iš tikrųjų labai neblogi ir man labai patiko, tai galvoju galbūt taip daryti. Tai nežinau, arba čia kažkur tai internete užsisakysiu, arba bandysiu rasti parduotuvėje. Radau vieną parduotuvę centre, kur turi gelius, bet internete nerašo kainų. Tai vat įdomu, kokios tenais yra kainos, ar pigiau iš interneto čia užsisakyti, ar ten toj parduotuvėje. Tai sakiau, kurį kartą, kai būsiu mieste, tai reikės užeiti pasižiūrėti. Tai va, dabar gavosi tokia dilema, tai galvoju papasakosiu, nes iš tikrųjų labai nusiminiau, nes labai džiaugiausi, kad pagaliau galiu užsakyti gelius, kad galėsiu pasidaryti nagus. Bet nieko, kažkaip tai rasiu, kaip išspręsti šitą mažą problemą, nors realiai čia netokia problema.
Bet galvoju, taip papasakosiu, o daugiau viskas, turbūt istorijų nieko nepasakosiu, nebetęsiu 3 dieną, geriau padarysiu naują vlogą, o jums kaip visą laiką labai ačiū, kad žiūrėjot, kaip matot, Justytė jau eina viskas miegučiam, norėjau dar savo chalatą parodyti, štai tokį nusipirkau, man žinokit, vakarė labai šalta, tai galvoju, reikia tokio šilto chalato ir radau tokį labai fainą, čia turbūt su lapėm, nežinau. Tai va, šitoj Renner parduotuviai. Nežinau, ar tik tai Brazilijoje yra, ar Europoje yra kažkur, tai, žodžiu, negaliu pasakyti. Bet tai pastaruoju metu patapo mano viena mėgstamiausių parduotuvių, nes ten visą laiką kažką tai gražaus ir faino jie turi. Tai va, tai viskas, žodžiu, einu aš miegot, pasimatysi mano kitam vlogė arba filmuke. Ir iki pasimatymo. Iki.